auklėtiniai yra arčiau to 11-ojo laimėjimo, tuo tarpu Kėdainių Nevėžių klubas. Čia labai graži ataka ir Jasikevičius perdamas pro kojas Kupšui. Ir 8 ir 60 kamuolio atkovoja. Čia Čavisas Leslis. Skraido dabar jis ir sulaukia aplodismentų iš Šiaulių sirgalių. Aurimai Birgeliui kartu su komandos draugais. Lašauskas pakabina kamuolį Šarūnui Beniušiui ir dar viena graži ataka. Metimą ir pelno 2 taškus. Pocius klaidelė, Ginevičius ar užbaigs kėlinį metimu. Taip, Keliui skiriamas kamuolys. Kelys iš toli ir pataiko Kelys. 41-28. Graži kėlinio pabaiga ir ekipa skiria nebe 18, bet... Ir atkovoja kamuolį dabar Šiauliai 3 prieš 2 puola. Jie dabar 3 prieš 1 ir dėjimas iš viršaus. Čavisas Leslis štai taip užbaigė greitą išpuolį Alejupų dabar. Čia tiesiog Vidas, jis yra pranešamas, o iš 3 taškų zonos netaiklus. Dabar Tauras Jogėla, kuris kaip pats sakė, čia koks blokas Tauras Jogėla, nupučia dabar savo varžovo metimą. Na ir aišku, papildoma Alytaus Dzūkijos motyvacija yra ta, kad labai jau norisi bent vieną kartą šiame sezone iškovoti pergalę prieš šį varžovą. Dėjimas iš viršaus ir labai graži pirmoji Utenos Juventus komandos ataka. Averonas Matjevsas pagauna pakabintą kamuolį virš krepšio ir grūda jį iš viršaus. Čia prasiveržimas ir blokuoja dabar Deriko Leonardo metimą Rokas Giedraitis. Tikrai šuolį jis irgi turi. Tolimas metimas ir pataiko Modestas Kumpys iš vidurio aikštės. Dabar štai tokia pirmojo kėlinio pabaiga. 19-18 priekyje Šiauliai.